Lietuva. Sodybos prie Vištyčio. Paprūsės lygumas garankščiuoja kalnai. Tik nesakykit, kad grįžau netyčia. Aš Sūduvoj įmintas amžinai. Tėvynės pakraštyje, gamtos apsuptyje, pievų gaivoje, Vištyčio ežero pakrantėje, Vištyčio muzikos pakrantėje. Labas vakaras turiu jums visiems čia susirinkusiems tokią ypatingą dieną. Valstybės dieną, karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, tautiškos giesmės dieną. Mėly kraštiečiai, vištytiečiai, Vištyčio miestelio svečiai. Ir pirmą kartą atradus į šį nuostabų kraštą, leiskite jūs visus pasveikinti tokios ypatingos dienos proga būtent čia, kur Lietuva prasideda ir baigias. Ilgai laukti susitikimai, jaukus pasivaikščiojimai ir svajingi pasimatymai Vištyčio muzikos pakrantėje jau 6 metus iš eilės. Be galo gera ir smagu iš čia visus pamatyti, susitikti, pasikalbėti, ranką paduoti. Šią vasarą Vištyčio muzikos pakrantėje parengė išties turiningą programą 6 vakarus. Pirmosius 5 vakarus dedikuojame Vištyčio miestelio vardo paminėjimo 640 metų sukakčiai. Iš tiesų labai norime padėkoti be išlygų visiems, kurie prisidėjo prie to, kad ir šiais metais Vištyčio muzikos pakrantė taptų tokia žavinga. Taigi, ačiū vienam didžiausių muzikos pakrantės rėmėjų Vilkaviškio rajono savivaldybei. Norėčiau į sceną pakviesti Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerę Daivą Ryklinę tarti keletą sveikinimų žodžių. Labą dieną, mėly Vištyčio gyventojai, Vilkaviškio krašto gyventojai ir svečiai. Aš taip pat noriu nuoširdžiai pasveikinti jūs su valstybės diena, su karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, su tautiškos giesmės diena. Turbūt karalius ne tik tai dėl to karalius, kad jis turi karūną. Karalių minime todėl, kad jisai įprasmina savo kelionę darbais, įsimintinais įvykiais, taip turbūt, ką daro ir Egidijus. Jisai įprasmina savo veiklą Vištyčio miestelį, jo istoriją. Ypatingai džiaugiamės, šiandieną diena ypatinga ir tuo, kad beveik 800 Vilkaviškio krašto jaunimo, suaugusių atstovauja mūsų rajoną Lietuvos dainų šventėje. Tikrai turbūt pavyko matyti eiseną, kad ir per televiziją, tai tikrai įspūdingas reginys. Ir aš labai tikiu, kad šiandieną šis vakaras bus nei trupučio ne prastesnis ir neįsimintinesnis. Tad ačiū, kad palaikote, ačiū, kad įkvėpėte organizuoti tokius renginius, na, o ypatingai ačiū Egidijui Politai už tai, kad vis tik tai tęsė Vištyčio muzikos pakrantės. Paplokite jam. Dabar pats laikas pradėti tai, dėl ko čia susirinkome ir nekantriai laukime, kaip Vištyčio ežeros bangos čia netrukus suskambės džiazo ir populiariosios muzikos viražai. Į sceną noriu pakviesti Agnę Pasaravičienę ir Karolį Šarkų. Mokyklą nėrė į džiazo pamokas Klaipėdoje. Džiazo fortepijono studijas tęsė Vilniaus kolegijoje, išvyko mokintis į Daniją ir baigė bakalauro bei magistro studijas Karališkoje muzikos akademijoje Olborge. Danijoje išbandė save įvairiuose muzikos projektuose, tapo tarptautinio trio Jar nare, su juo koncertavo Danijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Anot Agnės, būtent Olborge ji atrado tikrąjį pašaukimą ir tvirtai nusprendė eiti muzikos keliu. Karolis muzikoje taip pat ypatingai vaidmenį Karolis vaidino mama 2004 metais atvesdama į Balio dvarionio mokyklą. 2012 metais minėtoje muzikos mokykloje pradėjo dirbti vienas ryškiausių Lietuvos džiazo saksofonininkų Vytautas Labutis. Į pastarąjį užsiėmimus pradėjęs vaikščioti, Karolis labiau niro į džiazo subtilybės. Kurį laiką Karolis bandė derinti klasikinę muziką ir džiazą. Baigęs dvarionio mokyklą, Karolis nusprendė tęsti studijas Nyderlanduose. 16-20 metais jis mokėsi Amsterdamo konservatorijoje džiazo saksofono specialybę. Šiuo metu Karolis tęsia studijas Amsterdamo konservatorijoje magistro studijų programoje. Puikiai išmanydamas tradicinio džiazo kalbą, Karolis nebando čiuožti retro muzikos banga, atkartodamas primirštus praeities skambesio kanonus, o stačia galva nerti į Lietuvoje įprastus laisvojo džiazo verpetus. Priešingai, jis ieško būdų, kaip tradicinio ir fusion džiazo flagmanų palikimą priversti skambėti naujai,
praturtinti jį netradicinėmis instrumentuotėmis ir įtraukti dalelę lietuviškumo į pasaulinį džiazo lubimą. Taigi, scenoje Agnė Pasaravičienė ir Karolis Šarkus. Taigi, šiai dienai, būtent Vištyčio muzikos pakrantėje, mes su Karoliu paruošėme ypatingą ir specialią programą, į kurią įtraukėme gražiausias lietuviškas dainas. Tai jeigu atpažinsite melodijas, prašau, prisijunkite, kartu dainuokite. Jeigu neatpažinsite, galbūt paklauskite šalia sėdinčio ir galbūt jums paantrins ar pasufleruos. Tad linkiu gražaus vakaro ir su tokia gražia švente.
Lietuvos valstybės dienos proga, karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga, lietuviškos melodijos. Dar kartą už nuostabias melodijas padėkokime Agnei Pasaravičienei ir Karoliui Šarkui.